kaip gerai, kad mes esam skirtingi, kad visokių tarp mūsų būna. O jei kas kaip visi, jis tingi arba bijo atskleisti savo būdą. Juk ir paukščiai yra visokie. Čia papūgos, varnai, pelėdos. Bet visi jie draugauti išmokė ir jų neslegia jokios bėdos. Mūsų draugė Akvilė irgi, jie keista, nes ji nuolat šypsos ir įdomų drabužį vilki ir yra ne tokie kaip visos. Kartais kalbas su paukščiais tyliai, lyg rūpėtų jai paukščių kalbos. Mums atrodo, ji viską myli, nes negaili ir mums pagalbos. Jei ko reikia, ji vis pribėga ir paklausia, gal kuo padėti. Ir mums nieko daugiau nelieka, kaip stebėtis ir ją mylėti. Sužinojom, kur kartais dingsta, jinai meno mokyklą lanko ir parūko. Tai kas ten vyksta, tai mes nosim prilipę prie lango. Kartą pakvietė mus lyg vaišių, bet nuo savo darbinio stalo ji parodė, ką jau nupaišė. Ir tai buvo gražu be galo. Ir nuo tol mes visi ir visos ėmėm kviesti ją ir mus to mokyt. Ji ateina ir nuolat šypsos, kaip gerai rasti draugę tokią. Ji keista, ji kitaip atrodo, bet visi mes iš vieno sodo.